Šeimos sveikatos rubrikoje jau gaudome pavasarį, todėl kuo daugiau būkime gamtoje. Jei žiemą neteisingai maitinomės, pavasarį ims lysti lėtinės ligos. Todėl šį kartą plaksime šeimos rytinį kokteilį su lauko žolėmis bei tomis, kurias galime užsiauginti ant palangės. Ir dar gaminsime skaniestą. Pavasarį reikia ir jaunų žalumynų ir sėklų. Ir norisi saldaus, o sūdytus ir augintus valgius padėkime į šalį. Leiskime organizmui pailsėti ir išsivalyti. Geriau daugiau judėkime. Žaliųjų kokteilių revoliuciją sukėlė medikė iš Ukrainos Viktorija Butenko, kuri 14 metų tyrė, darė mokslinius tyrimus, kol drąsiai pasiūlė perdirbto ir rafinuoto maisto alternatyvą – žalumynus, kuriuose daug mineralų, vitaminų, amino rūgščių, juos plakti su vaisiais. Dietologai ne vieną dešimtmetį kalba apie žalumynų naudą, bet visi žino tradicinį patiekalą salotas. Be to mūsų skrandžiai pripratę prie perdirbto virto maisto, sunkiai besuvirškina žalumynus ir mums paprasčiausiai jų nebesinori. Dažniausiai jų nebesinori vaikams. Su Olga Dzinzeleta, kurio šeima jau ne vienerius metus plaka žalius kokteilius ne tik namuose, bet ir savo pirmajame restorane Lietuvoje, bei receptais dalinasi ne vienoje knygoje, šiandien ir plakame rytinį kokteilį. Šiandien ant mūsų stalo žolytis buvo surinktas net vaikų pagalba, tai dar smagiau yra garšva. Aš manau, kad paskutiniu metu jau daugiau žmonių žino ir sužinojo apie tai, kad galima valgyti būtent šitą žolytę. Jis auga, man atrodo, visur, kur tik nėra asfalto ir trupučiuką daugiau saulės. Visur auga ir tik reikėtų žinoti, kaip atrodo ir kad reikėtų žinoti, kad galima valgyti. Taip pat dabar, ką galima dabar rasti? Galima rasti dabar dilgėlės. Irgi labai naudingas. Žolytės tik prasidėjo ir tas jaunimas, aišku, trupučiuką dilgina, bet galima rasti būdą, kaip surinkti. Taip pat jau prasidėjo kiaulpienės, tai yra jau lapukus, aš jau mačiau vakar net pas mus ten laukuose, jau prasidėjo irgi galima skinti. Ir kai bus jau žiedai, tai ir galima ir su žiedais daryti kokteilius. Dar pas mus yra saulėgrąžų daigai. Tai čia galim jau ant palangės namuose. Taip. Čia, aišku, augalas kol kas neišlauko, bet kas yra nuostabu, kad galima visą žiemą auginti pas save namuose. Aš atsimenu, kažkada buvo pas mane tokia grupė vaikų ir aš parodžiau, net ir buvo suaugusi, aš parodžiau, sakiau, žiūrėkit, kas žino, kas tai yra. Ir pasirodo, daug kas nežino ir praktiškai nieks net pažino, net paragavę. Bet kai pamatė šitą sėklyčio likutį, tai tada suprato, kad taip yra ir daug kam buvo būtent toks atradimas, kad tai yra labai skanu. Tiesiog galima valgyti. Tai pavyzdžiui, mūsų anūkas, jisai labai mėgsta, aišku, jam kai ateina noras, išeina noras, bet jisai mėgsta tiesiog valgyti, taip paimti ir suvalgyti. Ir vaikam net įdomu būna, aš pastebėjau. Šiltnamiuose gal kas nors jau augina ir turi špinatus. Tai irgi galima įdėti į kokteilius, nes špinatai, tai net man kas patinka su špinatais, kodėl patinka su špinatais, jie duoda tokia labai graži spalva. Ir kartais, jeigu net su garšva padarai arba net su saulėgrąžų daigučiais, pridedu špinatus, kad būtent pagauti tą labai ryškiai žalia spalva. Atskirai visų šių žalumynų suvalgytume gerokai mažiau, o ir ne visiems tai būtų skanu. Todėl besipratinantiems prie tokių pusryčių kokteilių geriausiai tiks vaisiai. Tai bus ir saldu, ir skanu. Beje, saldaus skonio yra patariama valgyti būtent rytais. Tiesiog visi vaisiai tinka, kuriuos tuo metu turime. Vėliau jau galima atsirinkti ir pagal savo skonį. Beje, mokslininkė Viktorija Butenko ir pastebėjo tokį derinį, tirdama beždžionės, kurios ir valgydavo bananus, apsukdamos juos žole. Augu eko namuose vaikų darželėje tokius kokteilius plakame ne vienerius metus. Šeimos, kurios juos įprato gerti kas rytą, gali tik pasigirti savo sveikata ir tyrimų rezultatais. Dabar juos plakti paprasta, kai miške pasirodė pirmosios žolės.